kai ką naujo įvedėm ir dabar sekančias 2 dienos mes turim grįžti prie aikštės įvairių gynybos variantų ir to pačių puolimo variantų, prie įvairių zoninių paspaudimų ir bus ta pirma pradžia kaip ir į pabaigą. Roką Giedraitį atkabinot, ar tikėjot, ar taip ir norėjot po pirmos stovyklos kažko atsisakyti, ar spontaniškas žaidimas? Nu, tų spontaniškų žaidimų dalykų tai būna, kai, nežinau, su žmonas ar su draugė susipyksti. O čia vis tiek turi kažką apgalvoti, planuoti ir taip toliau. Dabar akivaizdžiai matėsi, kad Rokas netraukė iki rinktinės lygio. Mes su juo gerai, kai pasikalbėjom, aišku, jam sezonas nesisekė, jį blaškė iš vienos komandos į kitą ir varžybinio laiko nedaug turėjo tik pabaigoje. Nu, išsakėm, ko norėtume matyti, aš galiu tik pasikartoti, kad aš matau perspektyvų žaidėją, kuris turėtų daugiau investuoti į save visais atžvilgiais. Mindaugas Kuzminskas išvyko į New Yorką, kada laukėt jo grįžtančio? Jis grįž šeštadienį arba dieninių reisų iš Frankfurto, jeigu suspėja, arba vakarinių. Dėl Donato Motiejūno dar nieko nežinau. Matot, labai daug skirtingos informacijos ir spaudoje, ir visur, ir iš klubo, ir ne iš klubo. Ir sunku susigaudyti, o trukdyti jo paties, žinote, dabar, kai jam sunkiai sprendžiasi, kol kas mes susilaikom, taip kad lauksim, kaip įsispręs tie dalykai. Kiek laiko reikės iki rytinio ritmo įvestis? Taip Joną Mačiulį kitus vėliau prisimti? Jisai, matau, pagal tai, kaip jis žaidžia, jisai atrodo kaip ir netostogavęs visiškai, taip kad aš negalvoju, kad ten fizinė prasme jam reikės laiko. Varžybinė prasme, aišku, jisai pas mus vaidina kitokį vaidmenį negu realią ir čia jau reikalinga bus varžybų. Nu, o dabar mus laukia labai stiprus varžovas Venezuela. 2 metai iš eilės Pietų Amerikos čempionas. Jeigu už nugaros paliko tokios komandos kaip Brazilija arba Argentina, tai tikrai pajėgi komanda. Turinti vietą jau olimpinėse žaidynėse, tai bus pirmas labai toks rimtas išbandymas. Nu, paskui vėlgi kitos varžybos, taip kad aš galvoju, kad to laiko jam įeiti užteks. Valančiūnas ir Sabonis daugiau turėjo laiko pailsėti, kaip jie atrodo ir kokia informacija? Nu, Jonas atvažiavo visiškai be jokio viršsvorio. Tai jau pliusas, kai būdavo kitais praeitą metą, taip kad Domantas labai sustiprėjęs fiziškai, galvoju, netgi tiek pridėjęs visame savo raumeninę, kad kažkiek galbūt kenčia kiti dalykai truputį, jis dabar turėtų tą ištaisyti, mes pasikalbėjom apie manevringumą, apie lankstumą. Čia dabar yra jo fizinio parengimo treneris, kuris irgi papildomai nori su juo dirbti tenai kai kuriais aspektais. Nu, kaip gaila, mes labai patenkinti, kad Mindaugas išvyko į NBA, bet gaila, kad vėl kurį laiką neturim visų žaidėjų tam normaliam darbui. O šiaip viskas vyksta pagal planą. Ar to laiko tų atostogų užteko? Aišku, kad neužtenka. Nu, kaip, tau užtektų po 11,5 mėnesių 10 dienų. Neužtenka. Nes jau taip jau yra. Yra kad taip, kaip pasakyti, tų atostogų šiemet nebuvo daug, nes olimpiada žymiai, beveik mėnesį anksčiau prasideda negu Europos ir pasaulio čempionatai, tai išspaudžiau, kaip pasakyti, maksimumą, kiek galėjau tos 10 dienų. Viskas, daugiau nėra. Ypatingai pačiam ir pernai irgi beveik nebuvo tų atostogų, ar ne? Jau 2 metai tokie praktiškai gaunasi visai be atostogų. Ne 2, o 3, taip, bet ir 2013 metais, ir 2014, ir pernai 2015, tai jau čia netgi galima sakyti jau 4 metai iš eilės, kai jeigu atsiranda 10, maksimum 12 dienų, tai jau būna nežinai ką veikti jau per tiek laisvų dienų. O šiaip, toks jau tas ritmas yra ir kol dar reikalingas reikia varyti, reikia dirbti. Kaip reaguoja paties organizmas iš tos krūvos? Ką žinau, atrodo, tų traumų jokių tokių nuovargio, galima sakyti, traumų nėra. Buvo čia tų traumų, petys išnarintas, čiurna, bet tai čia grinai dėl to, kad kažkur tai dėl kontakto, ne dėl nuovargio. Taip, kad
atrodo pats organizmas dar laiko truputėlį, aišku, ir tą sezono metu nėra tas mano tas jau krūvis labai didelis, toks kaip, sakykime, rinktiniai virš 30 minučių, sezono metu gaunasi, nežinau, gal kokie 15 minučių, tai organizmas atlaiko vis tiek dar nesu tas veteranas, kuriam dar reikėtų labai daug to, kaip pasakyti, poilsio ir labai daug tenais tų, labai krūvio mažo dar, pakankamai dar normaliai. Kokį įspūdį paliko pati organizacija, vis tiek jau teko keletą minutę ant tavęs? Žiauriai geras, prieš rinktinį aš ten buvau, man atrodo, 4 dienas, ten biškai su komanda treniruotes dariau, tai žiauriai patiko. Kaip treneriai mato tavęs taip kito sezono perspektyvos, kokį vaidmenį, rolę, gal teko kažką šnekėti apie tokias dalykus? Kol kas dabar dar aš su jais nieko nešnekėjau, tik darau treniruotes. Nenusivylė, kad Kevinas Durantas Voratis? Biškai jo, aišku, žvaigždė turėti komandą dabar nėra, bet vis tiek turėjom gerą komandą, tai pažiūrėsim, kad dar liko ilgą vasarą. Tai gal dar apie rinktinę, treniruotės, taip pat? Dabar jau, man atrodo, savaitę su rinktinė, žiauriai patenkintas, galiu vėl būti čia su geriausiais Lietuvos krepšinio žaidėjais ir kol kas dabar treniruotės viskas gerai eina. Pernai rinktiniai debiutavai išeinant, gal tikėsi jau kažkiek didesnį indėlį įnešti, ne? Jo, aš kiekvieną dieną per treniruotės bandau dirbti kuo geriau, kad treneris pamatytų ir bandysiu žaisti kuo geriau. Ko manai, ko tau trūksta labiausiai? Sakė, raumenų per daug užsilgimų. Nežinau, čia treneris bandys žaisti su manim, kaip jisai galvoja, bus geriau komanda ir aš bandysiu daryti, ką jisai nori.